Sveikinus, draugai. Ar prisimenate Papajų? Ta legendinį jūreivį iš senų animacinių filmų, kuris nuolat gaudavo į kaulus, kol nesuvalgydavo skardinę špinatų. Na ir tada tai jau viskas. Staiga žmogus virsta biologinė kovinė mašina. Bicepsai išsipučia, priešininkai išsilaksto, o fizikos dėsniai trumpam išeina parūkyti kamputyje. Vaikystėje tai atrodo visiškai normalu, nes špinatai juk sveika. Ir iš tikro, ilgą laiką žmonės iš tiesų tikėjo, kad špinatai beveik turi supergalių. Visą tai prasidėjo dar XIX amžiuje, kai vokiečių chemikas Erichas von Wolfas neva išmatavo geležies kiekį įvairiuose produktuose ir nustatė, kad špinatuose jos yra tiesiog kosminiai kiekiai – 35 mg 100 gramų. Tuo metu tai buvo beveik tas pats, kaip šiandien pasakyti, šitas produktas aktyvuoja smegenis, degina riebalus ir dar sutvarko asmeninį gyvenimą. Nuo tada žmonės špinatus pradėjo kišti praktiškai visur. Į salotas, į košes, į pyragus, į troškinius. Turbūt jei tuo metu kas nors būtų gaminęs špinato skonio ledus ir net juos būtų pirkę. Todėl Papajus su savo skardine atrodė visiškai logiškas herojus. Tik vėliau paaiškėjo viena smulki detalė. Visa ši istorija greičiausiai atsirado dėl neteisingai padėto kablelio. Taip, tiesiog kablelio. Kažkas vietoje 3,5 parašė 35. Ir viskas, 10 kartų daugiau geležies. Vienas mažas kablelis ir daržovė jau tampa beveik Marvel komiksų personažu. 1937 metais klaida buvo pastebėta. Paaiškėjo, kad špinatai nėra kažkokia geležies bomba. Juose jos maždaug tiek pat, kiek ir daugelį kitų daržovių. Atrodytų istorijos pabaiga, bet ne, nes po kelių dešimtmečių vienas tyrėjas nusprendė patikrinti visą šią legendą nuo pradžių. Ir tada prasidėjo tikras cirkas. Pasirodė, kad nėra normalių įrodymų, jog tas garsusis chemikas apskritai atliko tokį tyrimą. Nėra ir garsiojo straipsnio, kuris neva ištaisė klaidą. O pačiose Papajos filmukuose apie geležį beveik niekur nekalbama. Kitaip tariant, istorija apie klaidą greičiausiai pati yra klaida. Ir dabar jau nebeaišku, kas suklydo, kur suklydo ir ar apskritai kažkas kada nors kur nors suklydo. Žodžiu, klasikinis internetinio lygio informacijos patikimumas, tik atsiradęs 100 metų anksčiau. Bet įdomiausia, kad tokių istorijų žmonijos istorijoje pilna. Kartais visiškai atsitiktinės klaidos pakeisdavo pasaulį. Pavyzdžiui, penicilinas buvo atrastas todėl, kad mikrobiologas Aleksandras Flemingas laboratoriją paliko netvarką. Ir iš to atsiranda labai svarbi mokslinė išvada. Kartais tingėjimas gali išgelbėti milijonus gyvybių. Flemingas prieš atostogas paliko bakterijų mėginius. Išvyko ilsėtis, grįžo po mėnesio ir pamatė, kad viename mėginyje atsirado pelėsis. Normalus žmogus tikriausiai būtų viską išmetęs, bet Flemingas nusprendė pažiūrėti atidžiau. Ir pastebėjo, kad aplink pelėsį bakterijos tiesiog žuvo. Taip buvo atrastas penicilinas, vienas svarbiausių vaistų žmonijos istorijoje. O dabar įsivaizduokit, kiek kartų žmonija galėjo netyčia išmesti kažką revoliucingo tiesiog per generalinį apsitvarkymą. Arba štai dar vienas pavyzdys. 90-aisiais kompanija Pfizer kūrė vaistą nuo širdies problemų. Deja, eksperimentas nebuvo labai sėkmingas. Vaistas neveikė taip gerai, kaip tikėtasi. Bet tada paaiškėjo vienas, sakykime taip, labai motyvuojantis šalutinis poveikis. Ir staiga visi bandymo dalyviai kažkodėl labai nenorėjo nutraukti tyrimo. Taip atsirado Viagra. Kartais mokslas juda labai keistais keliais. Net smūgiams atsparus automobilių stiklas buvo išrastas per atsitiktinumą. 1909 metais chemikas Eduardas Benediktus netyčia numetė stiklinę kolbą. Kolba nukrito ant grindų, bet nesudužo. Ir čia chemikas padarė tai, ko nedaro dauguma žmonių. Vietoje "ai, dzin", jis pradėjo aiškintis kodėl. Paaiškėjo, kad viduje buvo likęs plonas cheminės medžiagos sluoksnis, kuris sulaikė stiklą nuo subyrėjimo. Taip gimė laminuotas stiklas. Kitaip tariant, pusė žmonijos technologijų atsirado todėl, kad kažkas kažką pametė, pamiršo arba sugadino. Ir šiandien mes būtent apie tai ir kalbėsime. Apie klaidas, kurios pakeitė pasaulį. Sužinosime, dėl kokios visiškos smulkmenos žlugo Napoleono armija, kaip 100 kartų per didelis nominalas išgelbėjo milijonų žmonių. Kas nutinka, kai valstybė nusprendžia pradėti karą prieš žvirblius. Ir kaip vienas netikslus vertimas gali pakeisti mūsų supratimą apie visatą. Taigi pradedam. Ir šiandien, pažadu, bus ne tik įdomu.
Prieš perinant prie fizikos, verta suprasti vieną paprastą dalyką. Kartais visiškai mažytė klaida gali privesti prie visiškai neproporcingų pasekmių. Ir tai labai lengva pastebėti, net paprasčiausiuose vertimuose iš vienos kalbos į kitą. Pavyzdžiui, bankas HSBC, plėsdamasis į tarptautinę rinką, naudojo šūkį assume nothing. Normali mintis, maždaug niekada nieko nelaikyk savaime suprantamu. Tačiau kai kuriuose šalise šūkis buvo išverstas kaip nieko nedaryk. Ir reklama staiga pradėjo skambėti taip, lyg bankas atvirai prisipažintų. Taip, mes dėl klientų apskritai nieko nedarome. Visa ši vertimo klaida kompanijai kainavo apie $10 milijonų. Kas, reikia pripažinti, yra gana brangus būdas pasakyti, reikėjo geresnio vertėjo. Būna ir juokingesnių atvejų. Kai KFC atėjo į Kinijos rinką, jie bandė išversti savo garsų į šūkį finger looking good. Mintis paprasta. Taip skanu, kad net pirštus apsilaižysi. Tačiau vertimas gavosi maždaug suvalgyk savo pirštus, kas jau skamba nebe kaip greitas maistas, o kaip labai sunkus gyvenimo etapas. Dar vienas puikus pavyzdys – American Airlines. Kompanija reklamavo pirmos klasės odinės sėdynės šūkiu Flying Leather. Pažodžiui skraidyk odoje. Tačiau verčiant į ispanų kalbą buvo panaudota frazė vuela en cuero. Daugelį Latino Amerikos šalių tai dar skambėjo daugmaž normaliai. Bet Meksikoje ši frazė gali reikšti skrisk nuogas, kas aišku būtų gan drąsi aviakompanijos politika. Nors reikia pripažinti, tokį skrydį žmonės tikrai prisimintų. Bet dabar grįžkime prie klaidų, kurios pasaulio pakeitė ne tik juokingai, bet ir labai rimtai. 1956 metais amerikiečių inžinierius Wilson Greatbatch dirbo prie širdies ritmo registratoriaus, prietaiso skirto širdies signalą apsirašyti. Darbo metu jis netyčia paėmė ne tą rezistorių. Ir čia svarbu suprasti, kad elektronikoje tai nėra tokia nekalta klaida. Jam reikėjo 10 kilo-ohmų rezistoriaus, tačiau jis į grandinę įdėjo 1 mega-ohmų rezistorių. Tai yra maždaug 100 kartų didesnė varža. Beje, rezistoriai dažniausiai žymimi spalvotomis juostelėmis. Ir jei bent kartą gyvenime bandėte kažką lituoti 2 valandą nakties, puikiai suprantate, kaip lengva tokias detalės supainioti. Įdomiausia tai, kad grandinė nesugedo, ji pradėjo veikti visiškai kitaip. Prietaisas ėmė skleisti trumpus maždaug 1,8 milisekundės trukmės impulsus 1 sekundės intervalais. Ir tuo pačiu beveik nenaudojo baterijos energijos. Ir tada Greatbatchui šovė mintis. Tokie impulsai idealiai tiko širdies stimuliacijai. Iš esmės, jis netyčia sukūrė veikimo principą aparatui, kuris galėjo palaikyti žmogaus širdies ritmą. Nuo to momento jis praktiškai visiškai pakeitė savo tyrimų kryptį. 2 metus tobulino įrenginį, metė pagrindinį darbą, o garažą savomis rankomis surinko apie 51 prototipų. Po bandymų su gyvūnais prasidėjo implantacijos žmonėms. Ir galiausia, Greatbatchas gavo patentą vienam pirmųjų pasaulyje implantuojamų širdies stimuliatorių. Aišku, reikia pasakyti, kad tuo metu panašus tyrimai vyko ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, gan rimti darbai buvo atliekami Švedijoje. Tačiau būtent Greatbatchui pavyko sukurti pakankamai patikimą ir praktiškai veikiantį variantą. Dar įdomu tai, kad po maždaug 10 metų jo kompanija sukūrė patobulintas ličio baterijas, kurios leido stimuliatoriams veikti ne 1 metus, o beveik 10 metį. Ir įvairios šių baterijų versijos medicinoje naudojamas iki šiol. Todėl pati klaida iš esmės nebuvo stebuklingas atradimas. Ji tiesiog tapo labai galingų trigerių, mažų impulsų, kuris paleido didžiulį procesą. Ir čia gaunasi beveik simboliška analogija. Kaip pats širdies stimuliatorius, jis nepumpuoja kraujo žmogų, o tik siunčia mažą impulsą, kuris priverčia širdį dirbti taip, kaip reikia. Šiandien širdies stimuliatoriai kasmet implantuojami daugiau nei 500 000 žmonių, o pats išradimas laikomas vienu svarbiausių 20 amžiaus inžinerinių pasiekimų. Atkreipkite dėmesį, visa tai prasidėjo nuo vienos mažos klaidelės. Na gerai, kol kas kalbėjome apie istorijas, kur klaidas darė mokslininkai, chemikai, inžinieriai, žmonės, kurie bent jau suprato, ką daro. Ir apskritai, tai gana logiška. Jei žmogus turi daug žinių, jis gali analizuoti savo klaidas, padaryti išvadas ir kartais net nesėkmę paversti atradimu. Bet kas nutinka tada, kai žmonės tiesiog nesupranta, su kuo turi reikalą? O štai čia prasideda patys įdomiausi dalykai. Persikelkime į 19 amžiaus vidurį. Roterdamo geležinkelių stotis. Žiema. Ant bėgių stovi krovininis traukinys pilnas alavos strypų. Viskas atrodo visiškai normaliai. Krovinys išsiunčiamas gavėjui. Traukinys sėkmingai pasiekia paskirties vietą, darbininkai atidaro vagonus ir pamato, kad strypų tiesiog nėra. Vietoje metalinių luitų tik kažkokios keistos
pilkos dulkės. Ir čia jau prasideda beveik detektyvas. Kur dingo metalas? Gal jį pavogė? Ištirpdė? Pakeitė? Ne, jis tiesiog subyrėjo. Šis reiškinys turi labai dramatišką pavadinimą – alavo maras. Ir skamba jis beveik kaip viduramžių liga. Bet iš tikro tai labai įdomus fizikinis procesas. Pasirodo, grynas alavas nėra toks stabilus, kaip atrodo. Esant temperatūrai aukštesnei nei 13,2 laipsnių Celsijaus, jis egzistuoja kaip vadinamasis baltasis arba beta alavas. Tai tas mums įprastas, sidabriškai blizgantis, minkštas plastiškas metalas. Tačiau temperatūrai nukritus žemiau maždaug 13 laipsnių gali prasidėti fazinis virsmas. Alavas pereina į kitą formą – pilkąjį arba alfa alavą. Ir čia prasideda problema. Keičiasi ne tik spalva. Persitvarko pati kristalinė gardelė. Atomai išsidėsto kitaip. Medžiagos tankis sumažėja maždaug 20%. Ir metalas tiesiog pradeda trupėti į miltelius. Iš esmės metalas supūva. Todėl šis reiškinys ir vadinamas maru. Dar įdomiau tai, kad procesas gali plisti tarsi infekcija. Jeigu prie normalaus baltojo alavo patenka nors truputis pilkojo alavo dalelių, jos gali tapti kristalizacijos centrais ir paskatinti visą griaunantį virsmą. Todėl kartais pakanka vos kelių dulkių. Ir tada prasideda labai brangios problemos. Yra net istorinis atvejis, kai sugriuvo visas Rotenburgo pašto pastato stogas. Jis buvo dengtas gryno alavo plokštėmis. Manoma, kad procesą sukėlė pilkojo alavo dulkės, kurias vėjas atnešė nuo netoliese stovėjusios senos rotušės. Ir skamba tai gana absurdiškai. Įsivaizduokit, pastatas sunaikina metalo dulkės. Beje, alavo maras dar kartais vadinamas muziejinė liga, nes jis gana dažnai pažeidžia senus eksponatus, laikomus šaltose ir nešildomose saugyklose. Įdomiausia tai, kad pilkąjį alavą teoriškai galima perlydyti ir vėl paversti baltuoju. Bet forma jau bus prarasta. Jeigu statula subyrėjo, tai subyrėjo. Viskas. Ir štai čia kyla labai logiškas klausimas. Jeigu problema buvo žinoma, kodėl žmonės tiesiog nenustojo naudoti alavo šaltyje? Atsakymas gan netikėtas. Pasirodo, alavo marui jautrus daugiausia labai grynas alavas. O įvairios priemaišos – švinas, bismutas, antimonas – gerokai padidina atsparumą. Todėl senesnis netoks grynas metalas dažnai atlaikydavo šaltį net geriau nei kokybiškesnis grynas alavas. Ir būtent dėl to ta pati rotušė nesugriuvo. Jos stogas buvo pagamintas iš negryno lydinio. Bet reikia suprasti vieną dalyką. Mes dabar gyvename laikais, kai per 5 minutes internete galima rasti fazinių virsmų diagramas, metalurgijos forumus ir 30 minučių YouTube video apie kristalinės gardeles, arba net 5 minučių. 19 amžiuje žmonės visų šių niuansų paprasčiausiai nežinojo. Todėl aplink alavo marą pradėjo gimti įvairiausi mitai. Ir vienas garsiausių susijęs su Napoleonu. Galbūt esate girdėję istoriją, kad 1812 metų žygio į Rusiją metu prancūzų kariuomenės uniformų alavinės sagos tiesiog subyrėjo nuo šalčio. Esą byrėjo ne tik sagos, bet ir indai, įrankiai, įvairūs buities daiktai. Ir dėl to Napoleono armija buvo pasmerkta. Skamba labai gražiai. Problema tik viena. Tai beveik neabejotinai mitas. Nėra normalių istorinių liudijimų, kad kažkas panašaus įvyko iš tikrųjų. Be to, kad prasidėtų toks masinis alavo irimas, reikėjo ilgą laiką laikyti metalą itin žemoje temperatūroje, maždaug žemiau -30 laipsnių. Todėl istorikai ir medžiagų specialistai šią versiją vertina gan skeptiškai. Bet pati legenda tokia gera, taip gražiai susijusi su realiu fizikos reiškiniu, kad jos tiesiog neįmanoma nepaminėti. O štai kas jau tikrai buvo realu, tai Britų ekspedicijos į pietų ašigalį tragedija. 20 amžiaus pradžioje tyrinėtojas Robert Falcon Scott bandė tapti pirmuoju žmogumi pasiekusiu pietų ašigalį. Ekspedicijos dalyviai visame maršrute palikinėjo maisto ir kuro atsargas, kad grįždami galėtų jomis pasinaudoti. 1912 m. sausį jie pagaliau pasiekė tikslą. Ir ten jų laukė labai nemaloni staigmena. Norvegų komanda jos buvo aplenkusi maždaug mėnesių. Bet blogiausia buvo net ne tai. Tikroji katastrofa prasidėjo kelionėje atgal. Grįždami tyrinėtojai rado tuščius kuro kanistrus. Kuras buvo išsiliejęs, o dalis jo dar ir sugadino kartu laikytas maisto atsargas.
Manoma, kad problema kilo dėl alavo lituotų siūlių, kurios neatlaikė šalčio ir pradėjo skilinėti. Dėl kuro trūkumo komanda nebegalėjo normaliai šildytis ir gamintis maisto. 1912 m. kovą visa Roberto Scotto ekspedicija žuvo. Ir nors istorikai iki šiol diskutuoja, kiek tiksliai prie tragedijos prisidėjo alavo problema, tai yra vienas garsiausių pavyzdžių, kai medžiagų savybės galėjo turėti labai realias pasekmes žmonių gyvybėms. Įdomiausia tai, kad pats alavas naudojamas iki šiol. Tiesiog dažniausia ne grynas, o lydiniuose. Pavyzdžiui, elektronikoje litavimui ilgą laiką buvo naudojamas alavo ir švino lydmetalis. Todėl galite būti ramus. Jūsų elektronikos plokštės šaltyje į dulkes nesubirės. Nors ir čia viskas nėra taip paprasta. Kadangi švinas yra nuodingas, pramonė ilgą laiką bandė pereiti prie gryno alavo. Ir tada atsirado nauja problema – vadinamieji alavo ūsai. Tai labai plonos mikroskopinės metalo ataugos, kurios savaime išauga iš gryno alavo paviršiaus. Ir jos gali sukelti trumpus sujungimus. Tokie gedimai buvo fiksuoti net palydovose ir atominėse elektrinėse. Taigi paaiškėjo, kad atsisakyti švino irgi netaip paprasta. Todėl dabar naudojame sudėtingesni lydiniai su bismutu, nikeliu ir kitais priedais. Brangiau, sudėtingiau, bet kol kas žmonė geresnio sprendimo dar nesugalvojo. Štai toks tas alavas. Iš pirmo žvilgsnio paprastas metalas. Bet jei neatsargiai su juo elgsies, vieną dieną jis gali tiesiog nuspręsti išnykti. Keliaujam toliau. Kita istorija jau ne tik apie techninės klaidas ar neteisingus skaičiavimus. Ji dar ir apie labai žmogiškus dalykus. Godumą, taupimą ne ten, kur reikia. Ir tą klasikinį korporacinį sueis. Kas kaip dažnai būna, galiausiai baigėsi gerokai brangiau. Pažiūrėkite į šį pastatą. Tai garsusis walkie-talkie dangoraižis Londone. Taip jis vadinamas todėl, kad savo formą primena raciją, angliškai walkie-talkie. Pastatas buvo baigtas 2014 metais ir nuo pat pradžių sukėlė nemažai diskusijų. Daugelį londoniečių jis nepatiko vien todėl, kad visiškai nederėjo prie aplinkinių istorinių pastatų, ypač šalia Towerio. Bet netrukus paaiškėjo, kad estetinės problemos čia buvo mažiausia bėda, nes dangoraižis pradėjo deginti automobilius. Ir ne metaforiškai, o tiesioginė prasme. Problema buvo pastato forma. Jo įgaubtas stiklinis fasadas veikė beveik kaip milžiniškas parabolinis veidrodis. Kitaip tariant, pastatas pradėjo fokusuoti saulės spindulius į vieną tašką. Iš esmės, Londono centre žmonės netyčia pastatė milžinišką saulės pirografą. Jeigu mokykloje teko deginti popierių su padidinamuoju stiklu, principas praktiškai tas pats. Tik šiuo atveju vietoj popieriaus buvo automobiliai, parduotuvių vitrinos ir atsitiktiniai praeiviai. Kai kuriuose gatvės vietose temperatūra pakildavo iki 70-90 laipsnių Celsijaus, o kai kur buvo fiksuota net 117 laipsnių temperatūra. Ir tada prasidėjo visiškai absurdiški dalykai. Nuo karščio lydėsi plastikinės automobilių detalės. Buvo sugadintas šalia priparkuotas Jaguaras. Nuo pastatų sienų kai kur net nukrisdavo plytelės. Žmonės skundėsi, kad ant palangių pradeda lydytis palikti daiktai. O vieną dieną nuo fokusuotos šviesos net užsidegė kilimėlis prie kirpyklos įėjimo. Ir čia jau skamba beveik kaip scena iš komedijos. Vietinio laikraščio žurnalistas net atsinešė keptuvę ir dangoraižio atspindėtais spinduliais kepė kiaušinį. Nors tiesą sakant, būtų buvo daug įspūdingiau, jei būtų iškepęs picą. Bet tam jam reikėtų bent kokių 250 laipsnių. Kol kas Londono architektūra iki tokio lygio dar neišsivystė, bet ką gali žinoti, tobulėti yra kur. Aišku, visa ši istorija labai gerai parodė vieną dalyką. Fizikos dėsniams visiškai nesvarbu, kiek kainavo projektas, kas jį projektavo ir kiek apdovanojimų gavo architektas. Jeigu padarai milžinišką įgaubtą veidrodį, jis ir elgsis kaip milžiniškas įgaubtas veidrodis. Geometrinė optika labai demokratiška. Ko viskas baigėsi? Buvo uždraustas parkavimas šalia pastato. Statybų kompanijai teko mokėti kompensacijas nukentėjusiems. O ant fasado vėliau buvo sumontuoti specialūs saulės ekranai ir apsauginiai tentai. Ir štai čia pati gražiausia šios istorijos dalis. Pasirodo, originaliame projekte apsauga nuo saulės buvo numatyta nuo pat pradžių, bet kažkuriame etape nuspręsta šitą, gal čia galima sutaupyti. Ir tuos elementus tiesiog išmetė iš projekto. Štai ir sutaupė. Dar vienas klasikinis pavyzdys, kai šiukštus moka 2 kartus. Na, arba Londono atveju, kartais ir 3.
Bet tiesą sakant, ši istorija dar gana nekalta. Taip, buvo daug triukšmo, taip kažkam įsilydė automobilis, bet žmonės nežuvo. O dabar pereikime prie istorijos, kur viskas baigėsi gerokai baisiau. Tai Vajonto užtvanka Italijoje. Pastatyta 1961 metais šiaurinėje šalies dalyje. Ir įdomiausia tai, kad pati užtvanka iki šiol atrodo beveik idealiai. Jokių didelių pažeidimų, jokių sugriuvimų. Konstrukcija praktiškai nepažeista. Tačiau būtent ši vieta tapo viena didžiausių inžinierinių katastrofų Europoje. Ir tragedijos priežastis buvo ne viena konkreti klaida, o visas jų rinkinys. Prastas vertinimas, neatsargumas, taupimas ir nenoras pripažinti problemų. Dar prieš statybas regionas buvo žinomas dėl nedidelių žemės drebėjimų. Tačiau tai kažkodėl netrodė rimta problema. Vėliau statybų metu šlaituose prasidėjo atsirasti įtrūkimai ir smulkios nuošliaužos. Ir tai jau buvo labai rimtas signalas, bet vadovybė į jį iš esmės numojo ranka. Taip, papildomi geologiniai ir hidrotechniniai tyrimai buvo atlikti, bet daugiau dėl akių ant popieriaus, kad būtų galima uždėti varnelę, tyrimas atliktas. Net tada, kai po dalinio rezervuaro užpildymo į vandenį per 10 minučių nuslinko maždaug 800 000 kubinių metrų nuošliauža, situacija rimtai nepasikeitė. Vėliau specialistai sumodeliavo teorinį scenarijų. Kas būtų, jei rezervuaras taiga nuslinktų net 40 milijonų kubinių metrų grunto? Pagal jų skaičiavimus tai turėjo sukelti maždaug 25 metrų aukščio bangą. Todėl buvo nuspręsta, jei situacija blogės, vandens lygį rezervuare reikės sumažinti taip, kad liktų 25 metrų rezervas. Atrodė, kad viskas kontroliuojama. Bet problema buvo ta, kad realybė visiškai nesidomi žmogaus optimistiniais skaičiavimais. 1963 m. spalį, kai rezervuaras buvo beveik pilnas, šlaituose atsirado milžiniški plyšiai. Pradėjo virsti medžiai. Buvo aišku, kad kalnas juda. Vandens lygis spėjo sumažinti iki apskaičiuoto 25 metrų rezervo. Ir tada įvyko katastrofa. Vos per 45 sekundės nuo šlaito nuslinko apie 270 milijonų kubinių metrų žemės, akmenų ir miško. Nuošliauža judėjo maždaug 110 km/h greičiu. Ir štai čia paaiškėjo, kaip stipriai buvo suklysta skaičiavimuose. Į rezervuarą kritusi masė sukėlė ne 25 metrų, o maždaug 250 metrų aukščio bangą. 10 kartų didesnė. Vanduo persirito per užtvanką ir milžiniška jėga nuskriejo slėnį žemyn. Per kelias minutes buvo visiškai sunaikinti 5 kaimai. Žuvo nuo 2 iki 3 tūkstančių žmonių. Ir kas baisiausia, pati užtvanka beveik nenukentėjo. Ji stovėjo praktiškai nepažeista. Tarsi milžiniškas paminklas žmonių arogancijai. Vėliau tyrimai parodė, kad pagrindinė problema buvo nepakankamai ištirtas šlaitas. Tarp kalkakmenio sluoksnių buvo ploni vos 5-15 cm storo molio sluoksniai. Kai rezervuaras prisipildė ir pakilo gruntinis vanduo, šie sluoksniai prarado stabilumą ir visas kalno šlaitas tiesiog nuslydo žemyn. Tyrimo metu buvo pripažintos inžinerinės klaidos, procedūrų pažeidimai ir akivaizdus saugumo normų ignoravimas. Bet realią bausmę gavo tik vyriausias inžinierius, kas irgi gan simboliška, nes po didelių katastrofų dažnai paaiškėja, kad atsakomybė kažkaip labai greitai tampa individuali. Šiandien Vajonto užtvanka turistams atvira iki šiol. Tik dabar ji jau nebe technologinė progreso simbolis, o paminklas tam, kas nutinka, kai žmonės nusprendžia taupyti gamtos dėsnių sąskaitą. Kitoje istorijoje žmonės taip pat nusprendė nepaisyti gamtos dėsnių, tik šį kartą ne fizikos, o ekologijos. Ir pasekmės buvo gerokai baisesnės. Ši istorija nėra tiesiogiai susijusi su fizika, bet ji tokia absurdiška ir kartu tokia tragiška, kad jos tiesiog neįmanoma nepapasakoti. 1958 metais komunistinės Kinijos valdžia nusprendė smarkiai padidinti žemės ūkio produkciją. Gyventojų skaičius augo labai greitai, maisto trūko ir valdžia ieškojo būdų, kaip įspausti iš laukų kuo daugiau derliaus. Vienas iš sprendimo būdų buvo vadinamoji 4 kenkėjų kompanija. Buvo nuspręsta naikinti žiurkes, uodus, muses ir žvirblius. Ir štai čia prasideda labai keista istorijos dalis. Su žiurkėmis, uodais ir musėmis dar viskas daugmaž aišku, bet kuo nusikalto žvirbliai? Valdžia nusprendė, kad jie suėda pernelik daug grūdų. Buvo net atlikti skaičiavimai.
Esą 10 žvirblių per metus sunaikina apie 45 kg grūdų, o jei sunaikinti visus žvirblius, Kinija galėtų išmaitinti papildomus 35 milijonų žmonių. Skamba labai moksliškai, bent jau ant popieriaus. Prasidėjo milžiniška propagandinė kampanija. Į kovą buvo įtraukti praktiškai visi šalies gyventojai. Pats Mao Dzedūnas viešai ragino žmonės prisidėti prie žvirblių naikinimo. Ir jei su uodais ar žiurkėmis kovoti sekėsi gan sunkiai, tai su žvirbliais situacija buvo visiškai kitokia. Nes žmonės labai greitai suprato vieną svarbų dalyką apie paukščių fiziologiją. Paukščiai turi skirtingus skrydžių tipus. Didieji paukščiai, pavyzdžiui, ereliai ar gandrai, gali ilgai sklęsti ore, naudodami kylančius oro srautus. Tai vadinamas sklandantis skrydis. O maži paukščiai, tokie kaip žvirbliai, daugiausia naudoja aktyvų plazdantį skrydį. Tai reiškia, kad jie nuolat dirba sparnais, eikvoja daug energijos ir negali labai ilgai išbūti ore. Maždaug po 10-15 minučių jie pavargsta ir turi nusileisti pailsėti. Todėl būtent šią silpną vietą žmonės ir panaudojo. Kinijoje prasidėjo masinis žvirblių varymas. Žmonės išeidavo į gatves su podais, skardinėmis, dubenys, barškindavo, šaukdavo, keldavo triukšmą, kad tie paukščiai negalėtų niekur nutūpti. Visa tai buvo organizuojama labai koordinuotai. Žvirbliai skrisdavo nuo vienos vietos prie kitos, bandydavo nusileisti, bet visur būdavo išgąsdinami, kol galiausiai tiesiog išsekdavo. Ir tada krisdavo ant žemės, kur žmonės juos užmušdavo. Taip pat buvo griaunami lizdai, šaudomi paukščiai, naikinami kiaušiniai. Iš esmės, tai buvo visiškai totalus karas prieš žvirblius. Per pirmasias 3 dienas vien Pekine ir Šanchajuje buvo sunaikinta apie 90 000 paukščių, o visos kampanijos metu beveik 2 milijardai. Skaičius tiesiog sunkiai suvokiamas. Iš pradžių atrodė, kad planas veikia. Po pirmųjų metų derlius iš tiesų padidėjo. Valdžia galėjo sakyti, na štai, mes juk buvome teisūs. Bet tada prasidėjo tai, ką ekologai šiandien galėtų numatyti praktiškai per 5 minutės. Staiga labai išaugo vabzdžių populiacija, vikšrų, svirplių, įvairių žemės ūkio kenkėjų. Nes paaiškėjo viena labai svarbi detalė. Žvirbliai minta ne tik grūdais, jie taip pat labai aktyviai naikino vabzdžius. Ir kai žvirbliai praktiškai išnyko, vabzdžiai liko be natūralių priešų. Po dar 1 metų situacija tapo katastrofiška. Kenkėjų buvo tiek daug, kad derlius smarkiai sumažėjo. Tada valdžia bandė masiškai naikinti skėrius ir kitus vabzdžius. Bet čia tau ne žvirbliai, vabzdžių taip lengvai neišnaikinsi. Galiausiai Kinijoje prasidėjo vienas didžiausių badmečių žmonijos istorijoje. Skirtingais vertinimais nuo bado mirė daugiau nei 20 milijonų žmonių. Ir visa tai iš dalies dėl bandymo optimizuoti gamtą. Klaidą vėliau pripažino net pas Mao Dzedūnas. Kinijai teko dirbtinai atkurti žvirblių populiaciją. Paukščiai buvo vežami iš kitų šalių, įskaitant Sovietų sąjungą ir Kanadą. O likę žvirbliai pradėti saugoti praktiškai valstybiniu lygiu. Ir įdomiausia tai, kad tai ne vienintelis toks atvejis istorijoje. Pavyzdžiui, maro metu Londone žmonės nusprendė naikinti kates. Atrodė logiška, katės jų kažkaip ten susijusios su purvu, lygomis ir apskritai atrodo įtartinai. Problema buvo ta, kad marą daugiausia platino žiurkės ir pelės, o katės kaip tik jas medžiojo. Todėl po kačių naikinimo graužikų populiacija dar labiau išaugo ir situacija tapo tik blogesnė. Gamta apskritai labai nemėgsta, kai žmogus pernelyg pasitiki savo genialiais sprendimais. Ypač tada, kai tie sprendimai priimami nesuprantant visos sistemos. Taigi, tikiuosi, kad istorija apie žvirblių naikinimą bus paskutinis toks akivaizdus pavyzdys, kai žmogus bandė pataisyti gamtą, nesuprasdamas visos sistemos. Todėl galėjo sugriauti praktiškai visą ekosistemą. Bet keliaukime toliau. Ir šį kartą palikime Žemę apskritai. Persikelkime į mūsų kaimyninę planetą Marsą. Ir čia iš karto kyla klasikinis klausimas. Ar tikite, kad Marse kada nors buvo gyvybė? Nors, tiesą sakant, šiandien ši tema jau nebeskamba taip paslaptingai kaip anksčiau. Marsas nemažai tyrinėtas. Ir dauguma specialistų jau nelabai tikisi rasti ten kažką sensacingo. Bent jau nemažus žalių žmogeliukus. Bet tai buvo ne visada. Didžiąją 20 amžiaus dalį žmonės visiškai rimtai svarstė galimybę, kad Marse egzistuoja gyvybė. Ir ne tik bakterijos ar kokie nors ten mikroorganizmai. Buvo žmonių, kurie tikėjo, kad ten gali egzistuoti net išsivysčiusi civilizacija. Ir įdomiausia tai, kad visa ši istorija prasidėjo nuo labai mažos klaidos. Tiksliau,
nuo vieno netiksliai išversto žodžio. Ir vėl vertimas, ir vėl vertimo klaidos. XIX amžiaus pabaigoje italų astronomas Giovanni Schiaparelli tyrinėjo Marso paviršių. 1877 metais, stebėdamas planetą, jis pastebėjo tamsias linijas, kurias savo darbuose pavadino itališku žodžiu kanalį. Ir čia prasideda labai svarbi lingvistinė problema. Italų kalboje žodis kanalį gali reikšti tiesiog kanalus arba vagas, nebūtinai dirbtinas. Tai gali būti ir natūralūs dariniai. Tačiau verčiant į anglų kalbą buvo pasirinktas žodis canals, o angliškai canals beveik visada reiškia dirbtinius kanalus, kuriuos kažkas iškasė, pastatė. Ir staiga situacija visiškai pasikeitė, nes tuo metu kanalai buvo technologinio progreso simbolis. Nesenai buvo atidarytas Sueco kanalas, buvo kasamas Panamos kanalas. Visa žmonija žavėjosi milžiniškais inžinieriniais projektais. Ir dabar įsivaizduokite antraštes. Sensacija, Marse aptikti kanalai. Ką visą tai reiškia? Logiška išvada, kažkas juos pastatė. O jei kažkas pastatė kanalus, vadinasi Marse gali gyventi protingos būtybės. Ir ši idėja tiesiog sprogimas visuomenėje. Prasidėjo tikras Marso bumas. Fantastikos rašytojai vienas po kito pradėjo kepti istorijas apie marsiečius. Pasirodė Herberto Velso Pasaulių karas, Edgaro Borozo romanai, Marso kronikos, Marso kelias ir daugybė kitų kūrinių. Marsiečiai tapo kone popkultūros dalimi. Mokslininkai tuo metu irgi rimtai diskutavo apie gyvybės galimybę. Ir reikia suprasti, pagal to meto duomenis Marsas tikrai atrodė gana panašus į Žemę. Panašus paros ilgis, panašus ašies pasvirimas, buvo spėjama apie atmosferą, debesis, gali atskystas vanduo. Amerikiečių astronomas ir verslininkas Percivalis Lovelas šią idėją apskritai buvo apsėstas. Jis net pasistatė savo observatoriją Arizonoje, kad galėtų detaliai tyrinėti Marsą. Lovelas sudarė ištisus planetos žemėlapius, kuriuose pažymėjo apie 600 tariamų kanalų. Jis manė, kad marsiečiai sukūrė milžinišką drėkinimo sistemą, kuri tiekia vandenį iš poliarinio ledo kepurių į sausringus planetos regionus. Šiandien tai skamba gana klaikiai, bet tuo metu tokia hipotezė atrodė beveik progresyvi. Bet svarbiausia, pats Giovannis Schiaparellis niekada tiesiogiai neteigė, kad tie kanalai yra dirbtiniai, bet jis tokios galimybės ir nepaneigė. O tada jau įsijungė žmonių vaizduotė. Problema buvo ta, kad XIX amžiaus teleskopai turėjo gana prastą skiriamąją gebą. Daugelis smulkių detalių tiesiog susiliedavo. Todėl labai tikėtina, kad tie garsieji kanalai te buvo optinės iliuzijos, atsitiktinai susijungusios paviršiaus detalės, arba tiesiog žmogus smegenų bandymas chaose pamatyti tvarkingą struktūrą. Kas beje žmonėms apskritai labai būdinga. Mes labai mėgstame matyti prasmes ten, kurių galbūt nėra. Dar viena problema. Marsą patogiai stebėti galima tik didžiųjų opozicijų metu, kai planeta maksimaliai priartėja prie Žemės. O tokios sąlygos pasitaiko maždaug kas 15-17 metų. Todėl greitai patikrinti visus šios teiginius įmanoma nebuvo. Tik 1909 metų opozicijos metu galingesni teleskopai jau nebesugebėjo aptikti jokių legendinių kanalų. Ir tada mokslininkų entuziazmas pradėjo blėsti, o galutinį tašką padėjo kosminė era. 1971 metais zondas Mariner 9 įskrido į Marso orbitą ir perdavė detales planetos nuotraukas. Jokių kanalų ten nebuvo. Jokių miestų, jokių civilizacijų, jokių genialių marsiečių hidrotechnologijų. Tik dulkės, akmenys ir labai negyva planeta. Bet tarp žmonių mitas gyveno dar ilgai, kaip ir istorija apie stebuklingus špinatus. Ir visa tai prasidėjo nuo vieno neįtin tikslaus vertimo. Ir iš tikrųjų, tokių istorijų pasaulyje labai daug. Kartais mažos klaidos pakeičia pasaulį į gerą pusę. Kartais jos sukelia katastrofas. O kartais jos tiesiog priverčia milijonų žmonių 100 metų tikėti marsiečiais. Bet kuriuo atveju turbūt svarbiausia išvada čia labai paprasta. Klaidų bijoti nereikia. Jeigu kažko rimtai užsiimate, nesvarbu, ar tyrinėjate retus drugelius, rašote disertaciją apie 4 amžiaus keltų literatūrą, kuriate verslą, rašote knygą, ar bandote užkariauti savo vienintelio ar vienintelės žmogaus širdį, klaidos yra neišvengiamos. Ir dažniausiai reiškia tik vieną, kad jūs bent jau kažką bandote daryti. Na ką, tęsime toliau ir judame prie fizikos klaidų.
Tai XIX amžiaus litografija, vaizduojanti Saulės sistemą. Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo visiškai normaliai. Planetos, orbitos, Saulė. Bet jeigu žiūrėsite atidžiau, pastebėsite vieną labai keistą dalyką. Kas čia per objektas tarp Merkurijaus ir Saulės? Kokia dar planeta taip arti žvaigždės? Ir kodėl apie ją šiandien niekas nekalba? Keisčiausia tai, kad XIX amžiuje daugelis astronomų visiškai rimtai tikėjo, kad tokia planeta gali egzistuoti. Ji neturėjo pavadinimą – vulkanas. Skamba gana grėsmingai, beveik kaip koks galutinis bosas Saulės sistemos žaidime. Visa ši istorija prasidėjo nuo vienos mažos problemos – Merkurijaus orbitoje. Astronomai pastebėjo, kad Merkurijus juda ne visai taip, kaip turėtų pagal tuometinę fiziką. Tiksliau, jo orbitos perihelis, artimiausias taškas Saulei, labai lėtai slinko erdvėje. Tai vadinama orbitos precesija. Ir dalis šio judėjimo nesutapo su tuo, ką prognozavo Izaoko Niutono gravitacijos teorija. Skirtumas buvo nedidelis – maždaug 43 kampinės sekundės per šimtmetį. Bet astronomijoje tokie neatitikimai labai rimtas reikalas. Nes jei teorija nesutampa su stebėjimais, vadinasi kažkas kažkur negerai. Ir tuo metu logiškiausias paaiškinimas atrodė labai paprastas. Gal Merkurijų įtraukia dar kažkas? Pavyzdžiui, dar neatrasta planeta tarp Merkurijaus ir Saulės. Hipotezė atrodė gana įtikinama. Tuo labiau, kad ją pasiūlė ne bet kas, o Urbanas Le Verrier, tas pats astronomas, kuris anksčiau pagal gravitacinius sutrikimus buvo praktiškai ant popieriaus apskaičiavęs Neptūno egzistavimą. Ir svarbiausia, jis buvo teisus. Neptūnas iš tikrųjų buvo atrastas beveik tiksliai ten, kur Le Verrier prognozavo. Todėl, kai toks žmogus pasako, kad ten tikriausiai yra dar viena planeta, mokslinė bendruomenė įsiklauso labai rimtai. Taip atsirado vulkano hipotezė. Buvo manoma, kad ši planeta skrieja maždaug 4 kartus arčiau Saulės nei Merkurijus ir savo gravitaciją iškreipė į orbitą. Beje, idėja nebuvo itin tokia absurdiška. Objektą taip arti Saulės pastebėti labai sunku. Saulės šviesa praktiškai viską užgožia. Todėl daugelis manė, kad vulkanas tiesiog dar neaptiktas. Ir prasidėjo paieškos. Dešimtmečius astronomai bandė rasti planetą, jo šešėlį arba bent jau asteroidus jos orbitoje. Buvo net žmonių, kurie teigė matė, kas astronomijoje, tiesą sakant, pasitaiko dažniau nei norėtųsi. Tačiau nieko įrodyti taip ir nepavyko. Ir tada atėjo 1915 metai, kai Albertas Einšteinas paskelbė bendrąją reliatyvumo teoriją. Ir čia paaiškėjo labai nemalonus dalykas. Problema buvo ne Merkurijoje ir ne paslaptingoje planetoje. Problema buvo pačioje gravitacijos teorijoje. Tiksliau, Niutono gravitacija nebuvo visiškai tiksli, ekstremaliomis sąlygomis šalia labai masyvių objektų, tokių kaip Saulė. Pagal bendrąją reliatyvumo teoriją, gravitacija nėra tiesiog jėga. Masė iškreipia erdvėlaikį, o planetos juda to iškreiptų geometriniu paviršiumi. Ir kai Einšteinas pritaikė savo lygtis Merkurijaus orbitai, viskas idealiai sutapo. Tie paslaptingi 43 kampinių sekundžių vienetai staiga atsirado savaime, be jokio vulkano. Taip viena garsiausių neegzistuojančių planetų istorijoje tiesiog dingo. Techniškai galima sakyti, kad Einšteinas sunaikino visą planetą. Na, gerai, hipotetinė, bet vis tiek skamba grėsmingai ir įspūdingai. O ši istorija labai gerai parodo vieną svarbų dalyką. Kartais problema būna ne stebėjimuose, o pačioje teorijoje, kuri iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai teisinga. Juk Niutono mechanika tuo metu buvo galima sakyti šventasis mokslas. Ji puikiai veikė artilerijoje, astronomijoje, inžinierijoje, planetų judėjimo skaičiavimuose. Atrodė, kad mes pagaliau pilnai supratome visatą. Ir tada paaiškėjo, kad, beveik. Ir tokių pavyzdžių fizikos istorijoje milžiniškai daug. Ir kalbu ne apie viduramžių idėjas, kad viskas sudaryta iš 4 elementų, ar kad šviną galima paversti auksu ir panašiai. Ne, turiu omenyje jau modernų mokslą, 16-17 amžiaus ir vėlesnį, kai atsirado mokslinis metodas, eksperimentai, matavimai, rimtos akademinės institucijos. Atrodytų, kad toks mokslas neturėtų daryti fundamentalių klaidų. Bet realybėje net ir labai protingi žmonės nuolat kūrė teorijas, kurios atitiko eksperimentus, leido daryti prognozes, atrodė logiškos, bet galiausiai pasirodė esančios visiškai klaidingos, o kartais net absurdiškos. Todėl šioje laidos dalyje mes būtent apie tai ir kalbėsime. Apie pamirštas, pasenusias ir kartais labai keistas fizikos teorijas. Apie idėjas, kuriomis mokslas kažkada tikėjo visiškai rimtai.
Toliau laidoje sužinosime, kaip žmonės aiškino degimą, elektrą, šviesą, atomo sandarą ir net pačios Žemės vidų, o taip pat išsiaiškinsime, ar paslaptingi N spinduliai tikrai galėjo pagerinti regėjimą, kodėl kažkada buvo prognozuojamas globalinis atšalimas, kodėl buvo kalbama apie kvadratinius atomus, ar Žemė kažkada iš tikrųjų galėjo būti mažesnė, kam fizikams prireikė šviesos eterio ir kodėl kai kurie mokslininkai manė, kad Mendelėjevo lentelėje trūksta 10 elementų. Ir patikėkit, kai kurios šios istorijos skamba taip, lyg jas būtų sugalvoję ne fizikai, o mokslinės fantastikos rašytojai. Taigi, persikelkime į 17 amžių. Tuo metu moksle dar vyravo gan didelis chaosas. Dangaus mechanikoje situacija jau buvo daugmaž normali. Planetos kažkaip juda, Kepleris kažką apskaičiavo, Newtonas tuoj visus nustebins. Bet daugelį kitų sričių žmonės dar tik bandė suprasti, kaip apskritai veikia pasaulis. Ir būtent tada pradėjo rastis pirmosios rimtos mokslinės teorijos. Viena garsiausių buvo flogistono teorija. Bandymas paaiškinti degimo procesą. Šiandien mums tai atrodo labai paprasta. Degimas – tai oksidacijos reakcija, dažniausiai sąveika su deguonimi. Bet problema ta, kad 17 amžiuje deguonis dar net nebuvo atrastas. Todėl žmonėms reikėjo kažkaip suktis iš padėties. 1667 metais vokiečių alchemikas Joachim Becher pasiūlė gan egzotišką idėją, esą kiekvienoje degioje medžiagoje yra ypatinga nematoma substancija – flogistonas. Toks tarsi ugnies fluidas, be masės, be spalvos ir be kvapo. Degimo metu flogistonas tiesiog pasišalina iš medžiagos į orą. Skamba šiek tiek kaip magija, bet tuo metu tai buvo visai rimta mokslinė hipotezė. Ir svarbiausia, jį kažką paaiškino. Pavyzdžiui, kodėl uždaroje talpoje ugnis užgesta. Pagal flogistono teoriją, oras tiesiog persipildo flogistonu ir nebegali priimti daugiau degimo produkto. Net rūdijimas buvo aiškinamas kaip labai lėtas flogistono praradimas. Buvo manoma, kad mediena – tai medžiaga su daug flogistono, o metalas – tai nuodegų ir flogistono mišinys. Ir nors šiandien visą tai atrodo gan keistai, teorija buvo naudinga. Ji padėjo sisteminti cheminius procesus, prisidėjo prie metalurgijos vystymosi, o kai kurios jos idėjos net tiesiogiai padėjo atsirasti moderniai chemijai. Problemos prasidėjo tada, kai eksperimentai tapo tikslesni. Paaiškėjo labai nemalonus dalykas. Kai kurios medžiagos degdamos neprarasdavo masę, o priešingai ją padidindavo. Kas flogistono teorijai buvo gana nepatogi naujiena, nes teoriškai iš medžiagos kažkas turėjo pasišalinti, o praktiškai ji tapdavo sunkesnė. Ir tada atsirado deguonies teorija, kuri viską paaiškino daug tiksliau. 18 amžiaus pabaigoje flogistonas praktiškai išnyko iš mokslo. Nors pati nematomų fluidų idėja mokslininkams labai patiko. Ir tiesą sakant, nebe priežasties. Kaip žinome, tam tikri dydžiai gamtoje išlieka pastovus. Todėl po kurio laiko atsirado dar vienas nematomas fluidas – kalorikas arba šilumos skystis. Taip, žmonės visiškai rimtai manė, kad šiluma yra speciali medžiaga, kuri gali tekėti iš vieno kūno į kitą. Jeigu puodelis atvėsta, vadinasi, iš jo ištekėjo kalorikas. Jeigu kūnas įkaista, vadinasi, jo viduje kaloriko daugiau. Lydimasis, garavimas, šilumos perdavimas – visa tai buvo aiškinama šio skysčio judėjimu. Ir įdomiausia yra tai, kad teorija tam tikrą prasme veikia. Jos pagalba buvo kuriami net garo variklių modeliai. Pavyzdžiui, garsusis Karno ciklas buvo sukurtas būtent kaloriko teorijos kontekste. O Nicolas Sédí Carnot darbai vėliau tapo termodinamikos pagrindu. Tai labai įdomus momentas mokslo istorijoje. Net klaidinga teorija gali atvesti prie teisingų rezultatų. Tiesiog ne to keliu, kurį žmonės įsivaizdavo, kad prives. Bet galiausiai paaiškėjo, kad šiluma nėra joks fluidas. Tai yra molekulių judėjimas. Ir 19 amžiaus viduryje molekulinė kinetinė teorija pradėjo galutinai išstumti kaloriko idėją. Nors įdomu tai, kad jei žodį kalorikas pakeistume į energiją, dalis senų samprotavimų net šiandien skambėtų beveik normaliai. Nes energijos tvermės principas iš esmės ten jau slėpėsi. Tik žmonės dar neturėjo šiuolaikinės energijos sąvokos. Ir čia mane visada šiek tiek stebina vienas dalykas. Šiandien energijos tvermės dėsnis atrodo toks fundamentalus,
kad jį žino praktiškai kiekvienas moksleivis. Turėtų žinoti. Energija iš niekur neatsiranda ir niekur neišnyksta. Jis atrodo savaime suprantamas. Bet iki XIX amžiaus tai visiškai nebuvo taip akivaizdu. Tik XIX amžiaus pradžioje apie energijos tvermę pradėta kalbėti rimčiau, o matematiškai griežtai šį principą 1847 metais suformulavo Hermanas von Helmholtzas. Terminai kinetinė energija ir potencinė energija atsirado dar vėliau. Kas šiandien mums atrodo elementaru, anuomet buvo visiškai nauji fizikos terminai. Ir štai čia atsiranda labai juokingas istorinis paradoksas. Jeigu duotumėte 18 amžiaus fizikui standartinį mokyklinį uždavinį apie kulką, kuris stringa taikinyje ir jį įkaitina, jis čia galėtų rimtai strigti. Nors dar prieš 150 metų Gottfriedas Wilhelmas Leibnicas buvo pasiūlęs gyvosios jėgos sąvoką – vis viva. Tai buvo dydis masė padauginta iš greičio kvadrato. Iš esmės, kinetinė energija tik be daugiklio 1/2. Bet tuo metu visi buvo apsėsti Newtono ir Dekarto idėjų apie impulsų tvermės dėsnį. O ten masė yra tiesiog greitis. Todėl Leibnico mintis didelio dėmesio nesulaukė, o galbūt visai be reikalo. Bet grįžkime prie fluidų. Kai 18 amžiuje prasidėjo aktyvūs elektros tyrimai, mokslininkai žinoma ir ten sugalvojo skysčius. Ir ne te vieną, o du. Tik ne teigiamą ir neigiamą, o stiklinį ir dervinį. Nes buvo pastebėta, kad trinant stiklą ir dervą atsiranda skirtingi krūviai. Buvo manoma, kad elektrinis neutralumas reiškia vienodą abiejų fluidų kiekį, o krūviai atsiranda tada, kai vieno skysčio tampa daugiau nei kito. Vėliau Benjaminas Franklinas pasiūlė vieno elektrinio fluido teoriją. Pagal ją kiekvienas kūnas turi tam tikrą normalų elektros skysčio kiekį. Jei jo daugiau, krūvis teigiamas, o jei mažiau, neigiamas. Ir iš esmės būtent iš čia kilo dabartiniai pliuso ir minuso ženklai elektros teorijoje. Magnetizmui taip pat buvo sugalvoti atskiri fluidai – šiaurinis ir pietinis. Bet kai XIX amžiuje paaiškėjo, kad elektra ir magnetizmas susiję, visos šios teorijos pradėjo byrėti. Nes fluidais labai sunku paaiškinti elektromagnetinės bangas ar laukus veikiančius per atstumą. Na ir iš tiesų, visa ta sąveika veikia per atstumą ir be kontakto. Tai kokie ten gali būti skysčių pertekėjimai? Taigi įvairios skysčių teorijos, nors ir padarė tam tikrą įnašą į fizikos, kaip ir kitų sričių vystymasi, elektromagnetizmo neatlaikė. Ir tada atsiranda dar viena idėja. Tikriausiai garsiausias fizikos istorijoje demonas – vaiduoklis, kurį tikrai labai sunkiai pavyko neutralizuoti. Ir jis mus persekioja net iki šių laikų. Tai eteris. Tai yra šviesą nešanti eterinė medžiaga. Iki XIX amžiaus pradžios eksperimentai gana aiškiai rodė, kad šviesa elgiasi kaip banga. O tuo metu visi buvo įsitikinę, jeigu yra banga, privalo būti ir terpė, kurioje jis sklinda. Garso bangoms reikia oro, vandens bangoms reikia vandens. Tai natūraliai kyla klausimas, o tai kuo sklinda šviesa? Ir taip gimė eterio idėja. Buvo manoma, kad visą visatą užpildo nematoma substancija – eteris, kurios svyravimai ir yra šviesa. Iš pradžių tai buvo gana abstrakti hipotezė, bet laikui bėgant ji tapo vis rimtesnė. Kai atsirado elektromagnetinio lauko samprata, daugelis fizikų manė, kad būtent eteris yra šių laukų nešėjas. O kai Jameso Clarko Maxwello lygtis parodė, kad šviesa yra elektromagnetinė banga, atrodė, kad štai, pagaliau, viskas galutinai stojo į savo vietas. Apie eterį pradėta kalbėti visai rimtai. Jo savybės buvo tikslinamos daugybė eksperimentų. Hippolyte Fizeau, Olivero Lodžo, Michelson-Morley eksperimentai, žvaigždžių šviesos aberacijos tyrimai. Galiausiai atsirado Henriko Lorenzo eterio teorija, kuri labai gerai sutapo su eksperimentais. Atrodė, kad viskas tvarkoje, bet tada paaiškėjo, kad gali egzistuoti visiškai kitoks pasaulio veikimo paaiškinimas, kuriame eteris apskritai nereikalingas. Tai buvo specialioji reliatyvumo teorija, kurią Albertas Einšteinas paskelbė 1905 metais. Joje elektromagnetiniai laukai tapo savarankiškais fizikiniais objektais, kuriems nebereikėjo jokios terpės, tokios kaip eteris. Ir tuo metu tai buvo ne šiaip drąsi idėja. Pasekmės buvo labai rimtos. Viena iš jų – eteris staiga tapo tiesiog nereikalingas. Mokslas jo ne tiek atsisakė, kiek tiesiog pamiršo kaip nebereikalingą koncepciją. Nors, aišku, tai netrukdo kai kuriems žmonėms juo tikėti ir jo ieškoti iki šiol.
Bet šiandien tai maždaug tas pats, kaip bandyti į šiuolaikinį automobilį įdėti detalę iš pirmojo Fordo. Per daugiau nei 100 metų fizika nuėjo taip toli, kad tas senasis mechanistinis eteris jau tiesiog nebesuderinamas su šiuolaikinė teorija. Tai tegul jis ir toliau ramiai dulka fizikos istorijos lentynoje. Bet čia mes dabar tokie protingi. O 20 amžiaus pradžioje reliatyvumo teorija daugelį atrodė pernelyg radikali ir ne šiek tiek išgalvota. Laiko sulėtėjimas, ilgos susitraukimas, ramybės energija – visa tai tuomet skambėjo tikrai gana keistai. Todėl nemažai fizikų galvojo, gal vis dėlto egzistuoja koks nors paprastesnis paaiškinimas, kažkas labiau normalaus, ir toks noras buvo visiškai logiškas. Todėl atsirado įvairios alternatyvos teorijos, kuriuose šviesos greitis nebuvo pastovus. Juose prie šviesos greičio vienaip ar kitaip buvo pridedamas šaltinio arba stebėtojo greitis. Kitaip tariant, šviesa juose labiau priminė dalelių srautą. Todėl tokios teorijos buvo pavadintos emisinėmis arba balistinėmis. Šiandien tai gali skambėti kaip kažkoks keistas triukšmas, bet tuo metu tai buvo visiškai rimtos teorijos. Ir svarbiausia, jos atrodė daug paprastesnės už reliatyvumą. Nes greičiai jose susidėdavo taip pat kaip ir kasdienėme gyvenime. Be to, jos neblogai paaiškino tuo metu atliktus eksperimentus. Net ir tai, kad Michelson-Morley eksperimente šviesos greitis nesikeitė. Juk šviesos šaltinis buvo įrenginio dalis ir judėjo kartu su juo. Tai reiškia, kad nebuvo jokios priežasties, kodėl šviesos greitis sistemos viduje turėtų skirtis. Todėl emisijos teorijos buvo gana rimtai diskutuojamos maždaug iki 20 amžiaus 3 dešimtmečio. Tačiau galiausiai jos buvo paneigtos. Pavyzdžiui, jeigu šviesos greitis iš tikrųjų priklausytų nuo šaltinio judėjimo, tai dvigubų žvaigždžių sistemose turėtumėte matyti labai keistus efektus. Šviesa iš skirtingų orbitos dalių judėtų link mūsų skirtingais greičiais. Vienos šviesos bangos vytų kitas. Dėl to matytume stiprų mirgėjimą, keistą spektrinį linijų skilimą ir kitus efektus. Tačiau nieko panašaus astronomai nepastebėjo. O 1924 metais buvo atlikta dar viena Michelson-Morley eksperimento versija, tik jau naudojant žvaigždžių šviesą. Ir vėl jokių nukrypimų aptikta nebuvo. Taip emisijos teorijos, nepaisant atskirų mokslininkų pastangų, pamažu tapo fizikos istorijos dalimi. Eikime toliau. Dar senovijoje atsirado idėja, kad visas pasaulis sudarytas iš labai mažų dalelių – atomų. Aišku, tuo metu žmonės apie juos realiai nieko nežinojo, todėl dauguma sampratų buvo gana fantastiškos. Nors reikia pripažinti, kartais ir kūrybingos. Pavyzdžiui, Demokritas Abderietis net bandė apibūdinti atomų formas. Esą ugnies atomai yra aštrūs ir dygliuoti, vandens glotnūs, o kietųjų kūnų šiurkštus. Skamba labiau kaip RPG žaidimų inventorius nei fizika. Bet tuo metu tai jau buvo rimtas bandymas suprasti medžiagos sandarą. Tačiau kalbant apie tikrą atomų teoriją, svarbiausias žmogus čia buvo ne Demokritas, o Johnas Daltonas. Ir įdomiausia tai, kad dauguma žmonių jo vardą žino visai dėl kitos priežasties. Daltonas pirmasis aprašė spalvų suvokimo sutrikimą, nes pats pastebėjo, kad blogai skiria kai kuriuos žalios spalvos atspalvius. Todėl šiandien ši ypatybė vadinama daltonizmu. Bet jo svarbiausias darbas buvo visai kitur. 19 amžiaus pradžioje Daltonas suformulavo kartotinių santykių dėsnį. Vieną pirmųjų rimtų įrodymų, kad medžiaga iš tikrųjų sudaryta iš atomų. Tuo metu jau buvo žinoma, kad jungiant skirtingus elementus galima gauti skirtingas medžiagas. Pavyzdžiui, anglis ir deguonis gali sudaryti anglies dioksidą arba anglies monoksidą. Ir skirtumas tarp jų iš esmės tik deguonis kiekyje. Pavyzdžiui, 100 gramų anglies jungiasi maždaug su 133 gramais deguonies anglies monokside, o anglies diokside jau maždaug su 266 gramais. Tai yra lygiai dvigubai daugiau. Tas pats ir su azoto oksidais. Jeigu viename junginyje deguonies kiekis yra X, tai kitose jis gali būti 2X, 3X ir taip toliau. Santykiai nuolat gaunasi sveikiai skaičiai. Ir tai buvo labai stiprus argumentas, kad medžiaga sudaryta iš atskirų nedalomų dalelių, nes kitaip paaiškinti tokių tikslių santykių praktiškai neįmanoma. Todėl tam tikrą prasme galima sakyti, kad būtent Daltonas atrado atomus, nors jų niekas dar net nebuvo matęs.
Vėliau jis sukūrė gana keistą cheminių elementų žymėjimo sistemą. Ten buvo įvairūs apskritimai, taškai, ženklai, bet jį neprigijo. Taip pat Daltonas gana smarkiai klydo, skaičiuodamas atominės mases ir turėjo nemažai abejotinų idėjų. Nors apskritai jo teorija buvo milžiniškas žingsnis į priekį, problema ta, kad vėliau viskas pasidarė daug sudėtingiau. Chemija XIX amžiuje vystėsi praktiškai kosminiu greičiu. Dmitrijus Mendelejevas atrado periodinį dėsnį, atsirado vis daugiau eksperimentinių duomenų ir tapo aišku, kad atomas nėra tiesiog mažas kietas rutuliukas. Viduje turėjo būti kažkas sudėtingesnio, tačiau ilgą laiką niekas iš tikrųjų nesuprato, kas tiksliai. XIX amžiaus viduryje Williamas Thomsonas pasiūlė gana egzotišką atomo modelį – sūkurinio judėjimo teoriją. Pagal ją atomai buvo maži sūkuriai šviesą nešinčiame eteryje. Maždaug kaip stabilūs sūkuriai yra tilai vandenyje ar ore. Buvo manoma, kad šie sūkuriai gali susipinti į įvairius mazgus, o skirtingi mazgų tipai atitinka skirtingus cheminius elementus. Ir keisčiausia taip, kad tuo metu ši idėja netrodė tokia jau kvaila. Yra žinoma maždaug apie 60 mokslinių darbų šią temą. Tačiau modelis gana prastai aiškino daugelį naujai atrastų elementų savybės. O kai buvo atrastas elektronas, tapo aišku, kad viskas daug sudėtingiau. Pagrindinis klausimas dabar buvo toks: kaip tiksliai tie elektronai išsidėstė atome. 1902 metais atsirado vadinamasis kubinis atomo modelis. Pagal jį elektronai buvo išsidėstę kubo viršūnėse. Modelis gana neblogai aiškino cheminius ryšius ir valentingumą, nes kubas turi 8 viršūnės, o daugumos elementų maksimalus valentingumas tuo metu irgi buvo siejamas su skaičiumi 8. Beje, tai atsispindėjo ir senesnėse Dmitrijaus Mendelejevo lentelės versijose, kuriuose buvo 8 pagrindinės grupės. Todėl ši teorija greitai tapo istorija. 1904 metais atsirado kitas garsus modelis, vadinamasis pudingo modelis, arba kitaip pudingo su razinomis modelis. Jį pasiūlė J.J. Thomsonas. Pagal šį modelį atomas buvo tolygiai teigiamai krautas, o elektronai jame plaukio kaip razinos pudinge. Tai buvo bandoma paaiškinti, kodėl atomas apskritai yra elektriškai neutralus. Ir tai jau buvo šiek tiek arčiau tiesos, bet vis tiek neteisinga. 1911 metais po garsiojo Ernesto Rutherfordo eksperimento su aukso folija paaiškėjo, kad beveik visas teigiamas krūvis ir beveik visa atomo masė sutelkta labai mažame centre, branduolyje, o elektronai yra kažkur tai aplink. Tada atrodė logiška manyti, kad elektronai skrieja aplink branduolį kaip planetos aplink Saulę. Taip atsirado planetinis atomo modelis. Ir iki šiol dauguma žmonių atomą įsivaizduoja būtent taip. Problema tik ta, kad ir šis modelis buvo neteisingas. Pagal klasikinę elektrodinamiką, jeigu elektronas juda ratu, jis patiria centrinį pagreitį, o įkrauta dalelė su pagreičiu turi spinduliuoti elektromagnetinės bangas ir prarasti energiją. Tai reiškia, kad elektronas turėtų labai greitai nukristi į branduolį, maždaug per milijoninę sekundės dalį, bet realybėje taip nevyksta, atomai stabilus. Todėl 1913 metais Nilsonas Boras pasiūlė savo modelį. Jis postulavo, kad elektronai gali būti ne bet kokiose orbitose, o tik griežtai apibrėžtose. Kodėl būtent taip, tuo metu dar niekas nesuprato, bet paspėjimas pasirodė teisingas. Paaiškinimas atsirado tik po kelių metų, kai Louis de Broglie pasiūlė, kad visos dalelės turi banginių savybių. Įleidžiamos tik tos orbitos, kuriuose telpa sveikas skaičius bangų ilgių. Atrodė, kad pagaliau viskas stojo į savo vietas, bet tada atėjo kvantinė mechanika ir viską dar kartą apvertė aukštyn kojomis. 1927 metais Werneris Heisenbergas suformulavo neapibrėžtumo principą. Pagal jį neįmanoma vienu metu tiksliai žinoti ir dalelės koordinatės, ir impulso. Kitaip tariant, mes negalime tiksliai žinoti, kur elektronas yra ir kur jis juda. Todėl elektronas atome neturi konkrečios trajektorijos, kurią būtų galima tiesiog nubrėžti kaip planetos orbitą. Vienintelis dalykas, kurį galime apskaičiuoti, tikimybė aptikti elektroną tam tikroje vietoje aplink branduolį. Jeigu pažymėtume sritį, kurioje ši tikimybė labai didelė,
gautume vadinamasias orbitalės arba elektronų debesis. Ir jos gali būti labai įvairių formų, priklausomai nuo elektrono energijos kiekio bei kampinio momento. Ir iš tiesų, štai kaip atrodo atomai pagal šiuolaikinį supratimą. Visiškai nepanašu į planetų sistemą, tiesa, bet niekas ir nesakė, kad turi būti panašu. Tokį atomą mes įsivaizduojame ir iki šiol. Bet tuo viskas nesibaigė. Vos tik mokslininkai pradėjo suprasti atomo sandarą, jo viduje iš karto pradėjo atsirasti vis nauji atradimai. 1932 metais paaiškėjo, kad branduolys nėra vientisas objektas, kaip buvo manyta anksčiau. Jis sudarytas iš protonų ir neutronų. Ir tuo metu atrodė, kad štai dabar jau tikrai pasiekime patį dugną, pačias smulkiausias, kokias tik galima materijos daleles. Protonai ir neutronai buvo laikomi elementariausiamis dalelėmis. Tai yra nebedalomais fundamentaliais objektais. Bet žinoma, ir tai pasirodė neteisinga. 20 amžiaus 7 dešimtmetyje paaiškėjo, kad protonai ir neutronai sudaryti iš kvarkų. Ir būtent juos šiandien laikome fundamentaliomis dalelėmis. Tai yra neturinčiamis vidinės struktūros. Bent jau kol kas. Apskritai, visa atomo tyrimų istorija labai primena grandinę modelių, kurie buvo arba neteisingi, arba tiesiog nepilni. Bet kiekvienas jų vienaip ar kitaip stūmė fiziką pirmin ir vedė prie teorijų, kurios vis geriau atitiko eksperimentus. Nors kas čia žino, galbūt ir šiandien mes kažkur klystame. Greičiausiai. Visai įmanoma, kad dabartinės teorijos irgi nėra galutinės. Pavyzdžiui, egzistuoja hipotezės, kad kvarkai gali būti sudaryti iš dar smulkesnių objektų, vadinamųjų prionų. Kol kas tam nėra įrodymų, bet kas žino, ką mokslas atras ateityje. Gal po 100 metų dabartinė fizika atrodys taip pat keistai, kaip mums šiandien atrodo eteris ar flogistonas. O gal paaiškės, kad visa visata iš tikrųjų sudaryta, pavyzdžiui, iš mažų kačiukų arba iš begalinių sūkurių kažkokiame kosminėme laiko kriklyje. Kas ten žino? Kaip rodo praktika, kuo giliau žmogus lenda į fundamentalią fiziką, tuo keistesnis darosi pasaulis. Ir apskritai labai sunku nuspėti, kur mus dar nuves žmonių paieškos. Nes mokslo kelias retai būna tiesus, o vaisiai saldus, na ar kaip ten. Štai dar vienas geras pavyzdys iš medžiagų tyrimų istorijos. 20 amžiaus pradžioje mokslininkai pradėjo atrasti daugybę naujų radioaktyvių medžiagų, atsirandančių radioaktyvio skilimo metu. Joms buvo suteikiami labai egzotiški pavadinimai. Jonis, aktinis, mezotoris, aktinouranas, toronas, radioaktyvusis švinas, aktinostato atmainos ir dar visai eilė kitų. Ir tuo metu atrodė, kad periodinė lentelė tiesiog sprogsta nuo naujų elementų. Bet jei pažiūrėtume į periodinę lentelę, ten tokių elementų nėra. Tai kas čia buvo? Dar viena didžiulė klaida? Na, ne visai. Problema buvo ta, kad šios medžiagos turėjo tik šiek tiek skirtingas fizikinės savybės, bet jų cheminės savybės visiškai sutapo su jų žinomais elementais. Kurį laiką susidarė gana absurdiška situacija. Maždaug 40 naujų elementų kažkaip tilpo vos į 11 vietų tarp urano ir švino. Ir tik 1913 metais radiochemikas Frederikas Sodis suprato, kad tai nėra nauji elementai. Tai tiesiog tų pačių elementų variantai, turintys skirtingą atominę masę. Jis pavadino juos izotopais. Vėliau paaiškėjo, kad skirtumą lemia neutronų skaičius branduolyje. Todėl nereikia kurti viso zoologijos sodo iš fantastinių pavadinimų. Pakanka tiesiog nurodyti elemento masės skaičių. Bet kurį laiką tokie pavadinimai kaip mezotoris, aktinouranas ar radžio emanacija buvo visiškai rimtai naudojami mokslinėje literatūroje. Ir tai dar vienas puikus pavyzdys, kaip mokslas kartais labai ilgai klaidžioja, kol pagaliau randa paprastą ir teisingą paaiškinimą. 19 amžiaus pabaiga ir 20 amžiaus pradžia fizikai buvo tiesiog aukso amžius. Vienas po kito sekė didžiuliai atradimai. Radio bangos, rentgeno spinduliai, radioaktyvumas, elektronas. Atrodė, kad mokslininkai vos spėjo atradinėti naujus gamtos reiškinius. Bet matyt prancūzų fizikui René Blondlot to pasirodė maža. 1903 metais jis pasiskelbė atradęs visiškai naują spinduliuotės rūšį, vadinamosius N-spindulius. Dirbdamas su rentgeno aparatu, Blondlot pastebėjo, kad elektros kibirkštis
kartais atrodo ryškesnė, nors rentgeno spinduliai tuo metu negalėjo jos pasiekti. Iš to jis padarė išvadą, kad egzistuoja dar viena iki tol nežinoma spinduliuotė. Netrukus N spinduliams buvo priskirta visai eilė neįprastų savybių. Buvo teigiama, kad jie prasiskverbia pro nepermatomus daiktus, gali lūžti panašiai kaip šviesa, silpnai veikia fluorescencinius ekranus. Bet įdomiausia buvo taip, kad nukreipti į žmogaus akis jie esą pagerina regėjimą tamsoje. Skamba įspūdingai. Todėl kitų laboratorijų mokslininkai tokius eksperimentus bandė pakartoti. Tačiau problema buvo ta, kad daugumai jų jokių N spindulių aptikti nepavykdavo, o situacija darėsi vis labiau įtartinesnė. Ir lemiamas momentas atėjo vienos demonstracijos metu, kai vienas stebėtojas nepastebimai išėmė iš blondlot aparato pagrindinę detalę, be kurios eksperimentas apskritai neturėjo vykti. Tačiau blondlot ir toliau tvirtino, matantis visus deklaruojamus efektus. Po šio įvykio abejonių praktiškai nebeliko, N spindulių tiesiog nėra. Bet tada kyla pagrįstas klausimas, kodėl kai kurie žmonės vis dėlto jos matė. Priežastis gana paprasta. Blondlot rekomendavo eksperimentus atlikti visiškoje tamsoje ir stebėjimus atlikti periferiniu regėjimu. O tokiomis sąlygomis žmogaus smegenys labai lengvai pamato ne tai, kas yra iš tikrųjų, o tai, ką tikisi pamatyti. Nors ši istorija tęsiasi gan neilgą laiko tarpą, tačiau tapo labai pamokančia. Ji puikiai parodė, kodėl moksle tokie svarbus yra eksperimentų pakartojamumas, kontroliniai bandymai ir sveikas skepticizmas. Tiesa, ši istorija to nesibaigė. Terminas N spinduliai dar ilgai gyveno įvairiose žodynuose ir enciklopedijose. Kai kuriuose leidiniuose jie buvo prašomi kaip realus reiškinys net iki 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigos. Atrodytų, po tokios istorijos nieko panašaus nebegalėjo nutikti. Tikrai, labai norėčiau pasakyti taip, bet negaliu. 1961 metais sovietų fizikas Nikolajus Fedekinas kapiliaruose aptiko labai keistą vandens formą. Ji buvo panašiai į sirupą. Jos klampumas buvo maždaug 15 kartų didesnis nei paprasto vandens. Užšalimo temperatūra siekia apie -40 laipsnių Celsijaus, o virimo temperatūra viršijo 150. Tai buvo labai keista. Buvo pasiūlyta hipotezė, kad vandens molekulės susijungia į ilgas grandines, tarsi polimerai. Todėl naujoji medžiaga buvo pavadinta polivandeniu. Iki dešimtmečio pabaigos žinia apie tokį neįprastą vandenį pasklido po visą pasaulį. Prasidėjo tikras polivandens bumas. Apie jį rašė moksliniai žurnalai. Laboratorijos bandė pakartoti eksperimentus. Mokslininkai lenktyniavo tarpusavyje, siekdami gauti tą paslaptingą medžiagą. Tačiau kuo daugiau tyrimų buvo atliekama, tuo daugiau kilo abejonių. Ir galiausiai viskas baigėsi taip pat greitai, kaip ir prasidėjo. 20 amžiaus 80-mečio pradžioje paaiškėjo, kad visas neįprastas savybės sukeldavo paprasčiausios banalios priemaišos. Jeigu eksperimentai buvo atliekami idealiai švariuose induose, polivanduo paprasčiausiai nesusidarydavo. Galutinis taškas buvo padėtas 1973 metais, kai net pats atradėjas paskelbė darbą paneiginti ankstesnes išvadas. Ir polivanduo pamažu iškeliavo ten pat, kur jau anksčiau iškeliavo N spinduliai – į fizikos istoriją. Na, o mes galime judėti toliau, nes logiška manyti, kad tokios klaidingos išvados dažniausiai atsiranda tada, kai bandome paaiškinti tai, ko negalima pamatyti plika akimi. Ir tai galėjo ne tik labai mažiems objektams, tokiems kaip atomai. Lygiai taip pat klaidų pasitaiko ir tada, kai bandome suprasti kažką milžiniško. Tai, ko žmogus negali nei pamatyti savo akimis, nei apriepti per visą gyvenimą. Pavyzdžiui, Žemės sandara. Šiandien žinome, kad mūsų planeta yra maždaug 4,5 milijardo metų amžiaus. Didžiąją stūrio dalį sudaro mantija. Virš jos yra pluta, kuri sudaro žemynus ir vandenynų dugną. Ši pluta suskaldyta į tektoninės plokštės, kurios nuolat juda. Būtent dėl to juda žemynai, vyksta žemės drebėjimai, formuojasi kalnų grandinės ir daugybė kitų geologinių procesų. Šiandien tai atrodo taip logiška ir įprasta, kad sunku patikėti, jog prieš kiek daugiau nei šimtmetį buvo siūlomi visiškai kitokie paaiškinimai. Pavyzdžiui, 20 amžiaus pradžioje ir net viduryje gana populiari buvo besiplečiančios Žemės hipotezė. Pagal ją senovėje Žemė buvo gerokai mažesnė, o vėliau pamažu plėtėsi tarsi pripučiamas balionas.
Pagrindinis argumentas buvo žemynų kontūrai. Pažiūrėkite į Pietų Ameriką ir Afriką. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jie tikrai gan neblogai susijungia tarpusavyje. Hipotezės šalininkai teigia, kad visi žemynai kadaise sudarė vientisą mažesnės Žemės paviršių, o vėliau planeta tiesiog išsiplėtė. Ir visa tai buvo diskutuojama visiškai rimtai. Tačiau problemų pas šią hipotezę buvo daug. Pavyzdžiui, iš kur atsirado papildomas planetos tūris? Kas nutiko Žemės masiai? Kaip keitėsi gravitacija? Kaip tokia planeta išlaikė stabilią orbitą? Ir kokiu atveju atsirado arba dingo vandenynų vanduo? Beje, prieš šią hipotezę buvo populiari beveik priešinga idėja – susitraukiančio Žemės teorija. Pagal ją planeta ilgainiui vėso ir traukėsi, o kalnai bei kitos reljefo formos atsirado todėl, kad plauta susiraukšlėjo. Mėgstamiausia analogija buvo džiūstantis arba kepamas obuolys. Jam traukiantis paviršiuje atsiranda raukšlių. Esą panašiai susiformavo ir kalnai. Bet net ir šios teorijos nublanksta prieš dar egzotiškesnę idėją – tuščiavidurė Žemės teorija. Jūs tikriausiai pasakysite, čia tai visiškai nesąmonė. Bet reikia pripažinti tokį faktą, kad žmonija iki šiol nėra pragręžusi Žemės giliau nei maždaug 12 km. Taigi teoriškai kažkas galėjo paklausti, o tai kas ten yra giliau? 19 amžiaus pirmoje pusėje kai kurie autoriai visiškai rimtai svarstė galimybę, kad Žemės vidus yra tuščias. Buvo net versijų, kad žmonija gyvena vidinėme tokios planetos paviršiuje, o vėliau atsirado ir pasakojimų, esą šią teoriją tikėjo net Hitleris, nors patikimų įrodymų tam nėra. Žinoma, šios idėjos niekada netapo vyraujančių mokslinių požiūrių ir tam buvo labai rimtų priežasčių. Šiandien turime seisminių bangų tyrimus, Žemės vidurio tanko matavimus, duomenis apie Plutos ir Mantijos savybės. Visa tai rodo, kad mūsų planeta tikrai nėra tuščiavidurė. Be to, Saulės sistemoje nematome jokių panašių tuščių planetų. Todėl nors tokia idėja skamba intriguojančiai, ji paprasčiausiai nepaaiškina daugybės stebimų reiškinių. O štai plokščių tektonikos teorija jos paaiškina labai sėkmingai. Todėl šiandien ji yra pagrindinis Žemės sandaros modelis. Beje, daugelio tuščiavidurės Žemės versijų buvo dar viena įdomi detalė. Esą ties ašigaliais turi būti milžiniškos angos, tokios kaip ir skylės, vedančios į planetos vidų. Galiu jūs nuraminti, jokių skylių ten tikrai nerasta. Pats tikrinau. Na, gerai, ne pats. Bet ekspedicijos tikrino. Beje, tai primena dar vieną seną hipotezę. 19 amžiuje buvo gan paplitusi nuomonė, kad kažkur už Arkties ledų slypi neužšąlanti atvira poliarinė jūra. Logika buvo paprasta. Vasarą saulė ten šviečia beveik pusę metų. Šiltos srovės teka iš pietų. Buvo manoma, kad ledas formuojasi daugiausiai prie žemyno krantų. Todėl kažkur tolimoje šiaurėje turėtų būti atviras vanduo. Tačiau realybė pasirodė kitokia. Arktis padengta ledu ir jokios paslaptingos šiltos jūros ten nebuvo rasta. Nors šiandien situacija pamažu keičiasi, tik jau dėl visai kitų priežasčių. Dėl globalinio klimato atšilimo, būtent Arktyje, pokyčiai vyksta vieni sparčiausių pasaulyje. Kasmet vasarą ištirpsta vis daugiau ledo, o poliarinė ledo danga mažėja. Laivybai tai gal ir patogu. Tačiau ekologijai tai idėja nėra gera žinia. Beje, įdomu tai, kad 8-ame dešimtmetyje buvo gana rimtai diskutuojama beveik priešinga tema. Ne globalinis atšilimas, o globalinis atšalimas. Šiandien, žiūrėdami į vidutinę Žemės temperatūros pokyčių grafiką, matome, kad toks scenarijus neturi daug perspektyvų. Tačiau prieš maždaug pusę amžiaus situacija atrodė kiek kitaip. Tuo metu buvo paskelbta nemažai straipsnių, kuriuose svarstyta naujojo ledynmečio galimybė. Dažniausiai tai buvo siejama su padidėjusia aerozolio koncentracija atmosferoje. Aerozoliai tai labai smulkios dalelės, kurios atspindi dalį saulės spinduliuotės ir neleidžia jai pasiekti Žemės paviršiaus. Todėl buvo manoma, kad jų kiekio augimas gali paskatinti klimato vėsimą. Kitas argumentas buvo orbitinė mechanika. Žemės judėjimo parametrai nėra visiškai pastovūs. Pamažu keičiasi Žemės ašies precesija. Orbitos ekscentricitetas, kas čia per žodis? Ašies posvyris ir kiti parametrai. Šie ciklai trunka dešimtmečius ar net 100 000 metų. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis gali sutapti taip, kad kai kuriuose regionuose saulės energijos kiekis sumažėja pakankamai stipriai. O tai gali paskatinti ledynmečių formavimąsi.
Kaip šiandien suprantame, daugelis tų prognozių buvo netikslios, švelniai tariant. Pasauliniai klimato modeliai dar buvo labai primityvūs, daugelio procesų poveikis buvo vertinamas netiksliai. Todėl net ir tuo metu nemaža dalis klimatologų į tokias prognozes žiūrėjo gan skeptiškai. Tačiau tai nereiškia, kad ledynmečiai neegzistuoja. Jie buvo praeityje ir greičiausiai bus ateityje. Tik laimiai ne taip greitai. Pagal dabartinius vertinimus, naujas ledynmetis neturėtų prasidėti anksčiau nei po maždaug 50 000 metų. Taigi tie, kurie mane žiūri 52 026 metais, vis tiek nepamirškite pažiūrėti orų prognozes. Žinoma, klaidingų teorijų ir hipotezių fizikos istorijoje buvo labai daug. Ir ne tik fizikoje. Bet kam apskritai apie juos kalbėti? Tikrai ne tam, kad pasijuoktume iš praeities mokslininkų ir nuspręstume, jog tie tai tikrai buvo kvaili. O mokslu pasitikėti neverta. Tai būtų labai paviršutiniška išvada, nes dauguma šių teorijų iš tikrųjų veikia. Jos leisdavo prognozuoti reiškinius, paaiškindavo eksperimentų rezultatus, tik dažnai tai darydavo ne visai tiksliai, ribotame sąlygų diapazone, arba remdamasi klaidingų pasaulio veikimo paaiškinimu. Žinoma, jei nekalbėsime apie visiškai akivaizdžias nesąmonės, tokios kaip N-spinduliai, bet net ir tai yra mokslo istorijos dalis. Ir kas žino, galbūt panašus likimas ateityje laukia ir kai kurių šiandieninių teorijų. Galbūt po 100 metų tokios sąvokos kaip tamsioji energija, supersimetrija, kosminė infliacija ar net kai kurie didžiojo sprogimo modeliai atrodys taip keistai, kaip mums šiandien atrodo eteris ar flogistonas. O gal jas pakeis kažkokia visiškai netikėta teorija, apie kurią šiandien net nesugebėtume pagalvoti. Kažkas ant tiek keisto, kad dabar nesunku įsivaizduoti. Na ką, draugai, tikiuosi šiandien dar kartą įsitikinome, kad klaidos ne visada yra blogis. Kartais jos tampa katastrofų priežastimi, kartais sukuria mitus, kurie gyvena šimtmečius, o kartais net padeda padaryti atradimus išgelbstinčius milijonus gyvybių. Ir turbūt svarbiausia mintis yra ta, kad mokslas nėra tiesos kelias nuo nežinojimo iki tiesos. Tai ilga, vingiuota ir dažnai labai paini kelionė, kurioje klaidos yra ne išimtis, o natūrali proceso dalis. Ačiū, kad žiūrėjote laidą iki pat pabaigos. Jeigu buvo įdomu, sužinojote kažką naujo, arba tiesiog gerai praleidote laiką, paspauskite nykštį viršų. Tai tikrai padeda kanalui augti ir leidžia YouTube suprasti, kad tokio turinio reikia daugiau. Jeigu laida nepatiko, galite drąsiai spausti ir nykštį žemyn. Parašykite komentarą. Aš visada skaitau komentarus ir į juos atsižvelgiu. Taip pat būtinai prenumeruokite mano kanalą, jei to dar nepadarėte, kad nepraleistumėte naujų laidų apie mokslą, istoriją, technologijas ir įdomiausias mūsų pasaulio paslaptis. O jeigu norite ir galite, prisidėkite prie kanalo gyvavimo. Tapkite kanalo rėmėjų. Paremkite projektą per paramos platformą. Nuorodą į paramos platformą rasite aprašyme po šio vaizdo įrašu. Jūsų parama padeda skirti daugiau laiko scenarijų rengimui ir naujų laidų kūrimui. Dar kartą ačiū, kad buvote kartu. Saugokite save, nebijokite klysti ir nepamirškite užduoti klausimų. Iki pasimatymo kitoje laidoje.